yra Sound, Paulius Kasparas yra Šarlota ir mūsų įmonė 8 Devices. Taigi mes turime tokią problemą, kad turėjom draugą, tarkim, kažkokį vardą, kad ir aš pati, kuris turi seną įrangą ir norim klausytis modernių muzikos, bet deja mano įranga nepaleidžia tos norimos dainos. Taigi mūsų draugai juokiasi, sako, va, aš turiu naujausią Samsungo grotuvą ir va, muzika groja, viskas eina, ten galiu iš telefono persiunčiu, kaip noriu, taip dainuoju, kaip sakant. Ir taip atrodo mūsų aparatūra, kur yra sena, bet deja, bevėlių internetu aš dainos klausyti negaliu. Taigi, mes apklausėme 100 žmonių, 18-25 metų amžiaus, kurie, kaip jie mėgsta klausyti muziką ir kokia kyla jiem problema. Toliau turėjome patirtį Ozę, kai apklausėme 20 žmonių tarp 25 ir 40 metų amžiaus ir jiem iškilo tokia pati problema, kad jie turi aparatūrą seną, ne visi naują, nes finansai neleidžia ir turi daug klaidų ir nori klausyti moderniai muzikos. Taip pat išsiaiškinom, kur žmonės saugo savo mėgstamą muziką ir mes visus šituos bandysim apjungti į vieną turimą katalogą. Taigi, mes išsiaiškinom aiškią problemą, kad žmonės susiduria su laidais ir su senos aparatūros formatu. Todėl turime sprendimą garso priedėlį, kuris dabar turi pavadinimą kol kas My Source. Jo pagrindinės funkcijos tai būtų bevėlis garso perdavimas, o kaip papildomas tai radijas, dainos įrašymas. Ir mūsų pliusai būtų, kad nereikia keisti esamos aparatūros. Čia turimi tiesiog specifikacija yra. Ir čia yra veikimo principas, kad vat, turiu aparatūrą ir kaip tai gros. Mes pademonstruosime vėliau. Ir taip pat, pravažiavau. Jo, nauda, turime be abejo daug konkurentų, tačiau konkurentai nesiūlo priedėlio, jie siūlo tik bevėlio garso kolonėles, o dabar Paulius gal. Dabar, kaip maždaug veikia? Labai, kadangi nėra viskas įgyvendinta. Čia, tarkim, bus priedėlis gražus. Priedėlis kartu su kolonėlėm. Paprasčiausiai per telefoną pasileidžiu muziką. Groja muzika. Ir namuose pareinu, tiesiog noriu telefono muziką pasileisti. Per programą. Kad greičiau... Čia mes kursim appsą, kuris turėjo būti. Appsą ir dabar... Jo valdymas iš esmės bus toks. Taigi, galiu papasakoti tada appsą, koks preliminarus, kaip jis turėtų atrodyti, kad bus pagrindinės funkcijos. Klausėjus internetinio radijo, kad nuskaitau iš savo bibliotekos, kur mes saugom tas dainas, ar tai telefonė, ar tai kompiuterį ir įrašymas, kad įsirašai kokią dainos pavadinimą dar nenusprendėm, ar pačią dainą tau išeitų įrašyti. Čia funkcinių sprendimų. Dabar nepasileido gyvas, įsiskiria ir gyvą perdavimą garso ir mūsų paleidimą iš bibliotekų. Kad pasirinkam telefoną, kad gros per išorinę kaip per priedėlį ir pasirinkam biblioteką. Mano telefoną ir kompiuterį. Dabar pasirinku telefoną, tiesiog paprasčiausiai pasileidžiu savo albumą pasirinku taip ir pasileidžiu dainą. Jis gauna, kad mano dainą ir ją pradeda groti. Užtikrintis taip garsas. Labai nesiseka su... Tiesiog... Gal parimas? Pirmai viskas veikia? Yra... Žodžiu, beveik veikia, bet mes tiesiog nepasirašym gerai. Gerai, ačiū labai. Siūlau tau, Pauliau, pabandyti pareguliuoti dar, parodyti demonstraciją. O dabar tada minutę laiko komandom pagalvoti ir klausimai. Aš iš komandos. Ar nemano, kad su dainų rašymu kils teisinių problemų?
ne mes galvom, ne kad tai neįtiks įrašymą, o kad eina daina per radiją ir interneto radiją pasileidęs. Aš nežinau jos pavadinimą, jos noriu sužinoti, man patikant tą dainą, tiesiog, kad sužinot pavadinimą. Na, suklaidino... Jo, čia dar... Suklaidino užrašai, tai tiesiog Jo. keisti. Ar būtų klausimų dar? Ar jūs patys naudotumėt šitą programą ir kodėl? O vienas tas pagrindinis dalykas, kad aš tik dabar naudojuosi per Bluetooth'ą, kad namuose, bet tai nėra patauginas ir telefoną ir atskirai prijunginėt, o čia leidžia ir iš telefono paleisti ir kad prieinu prie kompiuterio. Iš skirtingų prietaisų tu gali klausyti muziką. Tu nereikia naujos aparatūros, o tu tiesiog pasijungi ir klausai. Gerai, tai... Tai gerai, Danielius, tada Andrius ir tada prie komandų. Mano klausimas bus toks, ar jūs įsivaizduojat, kiek tai kainuotų? Iki 100 litų. Renginys? Iki 100 litų. Apsat? Apsas čia dar neaišku. Aš turiu trumpą klausimą. Ar kompiuteris yra būtinas, nes iš prezentacijos kažkaip supratau, kad tiesiai prie senų kolonėlių ten tik tai va su įrengimus kažkokiu būdu prijungiant ir viskas, ar ne? Televizijos priedėlis gaunasi. Kaip priedėlis, bet mes galim prisijungti ir su kompiuteriu, galime ir sujungti vien tik jeigu į telefonas. Tas nėra, kad būtų kažkuris įrenginys būtinai prijungtas. Su kuriuo prisijungiame, su to eina. Iš esmės, kad kompiuteris buvo tiesiog dabartinis, o vėliau bus garso sistema, priedėlis ir viskas, kompiuterio nereikės. O kaip jungsite tą savo priedėlį prie tos garso sistemos, kokiu būdu? Per kokią jungtį? Priedėlis prisijungus, namuose yra bevėlis internetas. Yra kolonėlė ir yra jūsų tas Vienas ausinis išėjimas. Šitai, per ausinį Šitą. Gerai, tai ačiū už klausimus, kol minut komandą, pagirkite Matės Ant komandą.